kas iš žiūrovų pusės yra kaip ir tvarkoje ir manau, kad tas toks emocinis palaikymas komandai yra labai svarbus. Turėtų būti, nes Sūduva turi kiek daugiau klasės, bet žinoma, ją reikia parodyti rungtynėse. Dabar Andrejevas ir jo perdavimas ir mušamas įvartis. Štai taip, kokia klasė. Andrejevas, jo perdavimas ir Šervinas Sedorfas 20-ąją minutę išveda Gargždų Banką į priekį ir gargždiškiai veršiasi pirmyn ir nuo to rungtynės. Na, žiūrėkime dar tą pakartojimą. Ne, čia nuošalės tikrai nebuvo, nes ten berods Žygimantas Baltrūnas buvo tikrai užsilikęs. Čipiragovas jau nenorėjo griauti varžovo, nes viskas baigtus 11 metrų baudinio. Dabar puikus Andrejevo žaidimas, perdavimas šiek tiek atgal. Ir ten ramus išpildymas. Taip kad 1-0, Sūduva pralaiminėja, 0-1 pralaiminėja, bet girdime publikos palaikymą ir tikėjimą tuo, kad čia dar tikrai 20 minutėje rungtynės yra nepralaimėtos, laiko pakankamai daug. Saugas už marškinėlių, bet kadangi su kamuoliu Sūduva ir toliau, todėl Tašmėtas atakos nestabdė, dabar jau aštrumas kairiajame atakos krašte. Haidara perdavimas ir Srebalius vėl sėkmingai išmušė kamuolį, Lokitomas, taip galim sakyti, 9 gyrė prieš Pijų Srebalių. Ir atlieka perdavimą arčiau vartų, smūgis galva ir įvartis! Įvartis! Marijampolės Sūduva ir Amaras Haidara. Greitai muša įvartį, 47-ąją minutę ir neužtruko. Nauris Petkevičius lygiai sužaidė į kamuolį, žiūrėkime dar kartą. Na, čia dar dėl nuošalės gali kilti reikalų. Nes, ten gal net įvartis į savo vartus yra pelnoma. Žiūrėkime, iš šio taško, aišku, nematysime. Taip, čia greičiausiai įvartis į savo vartus, bet esmė čia ta, kad Amaras Haidara turėjo įtakos būtent tokiam Sedorfo į tą dėkingesnę trajektoriją. Taip ir nutiko šį kartą. Franklinas Tangiri ten gerai sužaidė dešiniajame krašte. Pijus Srebalius buvo suklaidintas, o įvartis yra Venskus, jo smūgis, dar vienas blokuotas bandymas. Banga tęsia savo ataką, tikrai reta situacija apskritai šios dienos rungtynėse. Graži kombinacija ir Pijaus Srebaliaus spirtą kamuolį gaudo Giedrius Zenkevičius. Graži kombinacija. Paieškoti galimybės laimėti pirmąją tauro dvikovą. Ir Zingerto perdavimas, atšoka kamuolys. Dariušas Stankevičius, kairiajame krašte, veržėsi į priekį. Dariušas atitrūko nuo vieno varžovo, perdavimas arčiau vartų, Lokitomas, smūgis ir Mantas Bertašius gaudo kamuolį. Tik kamuolį net dar ir kažkiek prisitaikyti, tokia, da čia ir teoriškai ir atmesti kamuolį iš karto buvo galima, bet kadangi tai... Ir Dariušo reidą ir jo tėvus susikirtimus, tai yra tai žaidėjas, ką ir minėjome dar rungtynėse Alytuje, kada pelnė 2 įvarčius Dariušas, jo ta kamuolio kontrolė, dabar gera ataka, veiksmas baudos aikštelėje, perdavimas. Ir įvartis, 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 įvartis! Muša įvartį Marijampolės Sūduva, Lokitomas. Pagaliau tarė savo žodį, tikrai vertas šis žaidėjas ir atliko tokį minkštą perdavimą, sulaukė, žinoma, iš Sanoko dovanėlės atgal, o čia bus labai įdomi situacija, nes, man atrodo, čia buvo nuošalė. Taip, aš tą patį dabar. Ir tą gali lemti centimetrai ar milimetrai. Žinoma, iš šios kameros mes jau nepamatysime. Tiesnė patikra šios dienos rungtynėse. Čia bus turbūt laiko skirta tam. Įvartis. Taip, 2-1 Sūduva priekį. Nesitikėjau, tikrai. Ir Idrisas Momo dabar ką darys ir šalia vartų smūgiuoja Nauris Petkevičius.